Keramikos technikos. Žiedimas. Molis yra ta pati žemė, ant kurios mes gyvename, statome namus, ieškome naudingų iškasenų. Tik molis yra specifinė žemė. Neatmenamais laikais didžiuliai ledynų masyvai judėdami visoje planetoje smulkino trynė ją, kol sunešė pačias smulkiausias uolienų daleles į atskirus molingus klodus. Mūsų laikais Lietuvoje molio randama ne tiek ir mažai. Dažniausiai tai iki 1000 laipsnių karštį ištveriančios masės. Kokybiškos meniniai keramikai tinkančios medžiagos paruošimas yra ilgas ir daugelio įrengimų reikalaujantis procesas. Todėl, kai keramikas paima į rankas šį buvusį žemės luitą, jis jau būna virtęs plastišką masę, iš kurios galima sukurti begalę nuostabių dalykų. Ir tik kūrybingas dailininkas vidiniu regėjimu, beformėje žemėje, mato būsimo kūrinio viziją. Molio minkymas. Sėkmingam keramikos dirbinių žiedimui būtina gerai pasiruošti molį. Vienalytė molio masė išgaunama gerai jį išminkant. Jame neturi likti oro tarpelių, masė turi būti plastiška, vienodo kietumo. Molio gniužulo įcentravimas ir dugno formavimas. Gerai išminkito molio rutulys priklijuojamas žiedimo rato centre. Ir kai mes susidedame ant centro tą kapaliuką, su pirštuku va taip prispaudžiame, lyg išfiksuojame, tam, kad kai mes drėkinsime, kad nepalystų ten vanduo. Jeigu palys vanduo, mums gali numesti. Rankos ir molis viso proceso metu gausiai vilgomi vandeniu. Įjungus žiedimo stakles abiem rankų delnais, tvirtai link ratilo centro stumiant molį, suformuojamas už apvalintos kūgio formos kauburėlis. Po to daromas dugnelis. Abiejų rankų nykščiais besisukančio molio gabalo centre išspaudžiama molyje ertmė, paliekant reikalingo storio dugną. Indo sienelių iškėlimas. Suformavus dugną ploninamos būsimo dirbinio sienelės, abiejų rankų pirštais tempiant molio masę iš apačios į viršų. Visuose darbo etapuose būtina išlaikyti indo simetriškumą. Iškėlus sieneles suteikiama reikalinga gaminio forma. Formos suteikimas. Šį žiedimo etapą patogiausia pradėti, kai ruošiniui suteikta cilindro forma, išskyrus atvejus, kai žiedžiamas dubuo arba lėkštė. Tuomet suformavus plokščią dugną, sienelės ir plotinamos ir plečiamos į šonus vienu metu. Visi kiti dirbiniai formuojami spaudžiant jų sieneles į vidų arba į išorę. Tai priklauso nuo sumanyto silueto. Be pagrindinio visuose žiedimo etapuose įrankio rankų, subtilesniai formai išgauti naudojamos įvairios formos medinės arba plastikinės mentelės. Darau jam nosytę,
Va, nosytę užraukiu toks va. Dabar, va, užraukiu aš šitą visą reikalą. Va, o, va, koksai jisai, o, va. Akytės tokias padarom, o. Dekoravimas ir modeliavimas. Ant žiedimo rato esantis dirbinys gali būti dekoruojamas įrėžimu, įspaudimais, priklijavimais, spalvintais skystais moliais, taip vadinamais engobais. Ir dar daugybė technikų, kurios bus demonstruojamos kitose edukacinio keramikos meno projekto Amžinas ratas parodose. Parodos kuratorius Gvidas Raudonius taria nuoširdų ačiū keramikos sesijose savo ilgametę patirtimi pasidalijusiems dailininkams Onai Petkevičiūtei, Rimantui Inokaičiui, Juozui Gecevičiui, Arūnui Petrušauskui, Kultūros rėmimo fondui suteikusiam finansinę pagalbą, Uždarajai akciniai bendroviai Vilniaus dailė, Dailininkų sąjungos galerijai, dailininkei Beatai Janulieniai ir visą procesą stebėjusiai foto ir video menininkei Daivai Liubamirskaitei.